Labas vakaras, mėly LNK televizijos žiūrovai. Šiandien laidoje matysite. Sumuštos, pažemintos. Jausmų nebėra, šilumos irgi nebėra. Jos bandė pabėgti nuo smurto šeimoje. Politikai ir tie advokatai ir tie teisėjai, visi smurtauja. Deja, ne visoms pavyko. Turi moteris kažką daryti. Justinas pamiršo savo 4 vaikus. Elementai eina, tai man visai vaikai nereikalingi. Paskui apėdė prie durų pas mamai palikai kaip šuniukus. Justinas nori atlikti DNR tyrimą. Aš su tavim gyvenau, o tu su kitais kavalieriais jau vaikščioji. Istorija su netikėta pabaiga. Dar negesta žvakelės uždegtos prie Seimo, kiekvienoje savivaldybėje ir net viso pasaulio lietuvių namuose. Žvakelės už mažą berniuką, kurio nesugebėjome apsaugoti. Tragedija Kėdainiuose palietė net atšiauriausią širdį. Tragedija Kėdainiuose parodė, kad negalime badyti pirštais vieni į kitus. Sprendimus turime priimti čia ir dabar. Tai mes kalti, kad taip įvyko. Visi. Jūs ir aš. Per dažnai užsimerkiame ir nutylime. Per dažnai ignoruojame ir negirdime. Taip neturi būti. Todėl nuo šiandien pradedame kovą su smurtu namuose. Nes ilgiau tylėti nebegalima. Pirmasis mūsų pasakojimas apie moteris, kurios nusprendė netylėti. Aidos parengtas siužetas. Yra moterų, kurios vis dar galvoja, kad jas, ar net vaikus mušantis vyras, yra joms skirtas likimo išbandymas. Neva tai jo negalima įskųsti, negalima išduoti, negalima palikti. Deja, tokiose šeimose užaugę vaikai labai dažnai seka tėvų pėdomis. Ir dažniausiai jie patys tampa agresoriais arba tyliomis jų aukomis. Šiandien esame Vilniaus miesto krizių centre ir kalbamės su šio centro direktorė ponė Nijolė. Ponė Nijolė, kokia yra reali situacija šiandieną? Matom tendenciją to kartotinio smurto ir matom, kad smurtas vis tik Lietuvos Respublikoje yra nebaudžiamas. Akcentuojam daugiau pagalbą aukai, ją tiesiog pamokom prisitaikyti, jeigu kitą kartą tave nuskriaus ir vėl paleidžiam ją į tą aplinką. Tai va tokia yra situacija Lietuvoje. Inga. Vyro smurtą kentė 3 metus. Svetlana. Vyro smurtą kentė daugiau nei 20 metų. Virginija. Draugo smurtą kentė 5 metus. Dažniausiai kreipiasi moteris, kurios būna patyrusios fizinį smurtą. Ne visuomet moteris tą fizinį smurtą gali įrodyti, nes iš pradžių bijo, slepiasi, ateina jau tos mėlynės, tie randai būna įsisenėję, tie kaulo lūžiai jau būna sugyję. Todėl noriu pasakyti, kad jeigu jūs bijotės kreiptis į policijos pareigūnus, jūs galite kreiptis į savo šeimos gydytoją, į traumatologus, į gydymo įstaigas, kurie fiksuos kūno sužalojimą, kurie fiksuos jūsų sveikatos sutrikdymus, kurie bus galima vėliau panaudoti teismuose. Romaniškis, matyt, norėjo išgerti labai. Žmogus, jis labai pyko. Jis ten kažką pašaukojo, pabambėjo, aš taip tiesiog gulėjau ant lovos pasirimus. Bet aš taip buvau atsigulus, kad tik su kaldra pukinį užsikojau, pati ant lovos su visais drabužiais. Kaip sako, nepurvini tie drabužiai. Ir aš net nepamačiau, kaip jis paėmė nuo krosnės tą katilą verdančią vandens. Nes vanduo jau virė. Dar aš pati buvau sakęs, atidengti dangtį, kad nesitačkytų tas vanduo. Ir jis per visą tą kaldrą tą vandenį užpylė ant manęs verdantį. 112 gauna žinią apie įvykį šeimoje. Atvažiuoja policijos pareigūnai ir įvertinę realią situaciją šeimoje, išveža, sulaiko, sakysim, tarkim 24-48 valandom, kiek leidžia įstatymas. Ir paskui jį paleidžia ir kalba, kad smurto nebuvo. Nėra. Tai, žinot, man atrodo, kad net fizinio smurto mes negalim atpažinti. Tos mėlynės mums per mažos, lūžių yra per mažai, traumos yra per silpnos. Tai, kaip sako, pakentėk, palauk, jau būsi stipriau sužalota, tada pradėsim rimtai ikiteisminį ir tada smurtautojas bus nubaustas. Vilniaus miesto krizių centre moteris laukiamos 24 valandas per parą. Ir jei jūs bijote, kad palikus smurtaujantį vyrą iš jūsų bus paimti vaikai, klystate. Jums tereikia nebijoti ir paprašyti pagalbos. Paprašyti, nes tai negėda.
Inga, papasakok, prašau, nuo pradžių, kaip tu atsidūrėjai šitame moterų krizių centre. Išėjo taip, kad šeimoje vyras pradėjo smurtauti. Važiavau į policiją, parašiau pareiškimą. 2 savaitės laiko gyvenau pas brolį, bet pas brolį ten mažai vietos. Tai nusprendžiau atvykti čia, į motinos ir vaiko krizių centrą. Kiek jūs laiko gyvenote santuokoje? Vasario 6 bus metai, o taip tai 2 metus draugaujam. Draugavote? Draugavom, taip, 2 metus. O dabar jūs turite ir bendrą vaikelį, teisingai? Taip, yra mažiukas, jam neseniai suėjo 8 mėnesiai. Tai kažkaip auginu. Žiūrėkit, kai draugavot, ar nepastebėjot jokių ženklų, kad jisai gali smurtauti? Juk pradžioje turbūt viskas buvo gražu. Prieš vestuvės, prieš mažiukui gimstant būdavo ten pykčiai, bet ten dėl smulkmenų visokių susipykstam, tą pačią dieną susitaikom. Bet ar keldavo jau tada ranką, pakeldavo prieš jūs? Buvo pakėlęs, buvau gavus ne vieną kartą į veidą, dar kai va mažiuko jau pradėjau lauktis ir buvau porą kartų apspardyta. Yra labai daug dalykų, ką mes galime padaryti. Pirma, aišku, pradėti nuo savęs ir nuo savo šeimos, peržiūrėti, kaip mes elgiamės su savo vaikais. Antras momentas, ko man labai gaila ir aš viliuosi, kad tai bus vis dėlto sugrąžinta į įstatymą smurto prieš vaikus, ar ne, yra išbraukti patys esminiai žodžiai. Yra išbraukti vaiko garbė ir orumas. Mes 26 metus gyvename taip, kad mes suaugę visą laiką reikalaujame, buvo įžeista mano garbė ir orumas, aš paduosiu į teismą. Tuo tarpu vaikams šitas dalykas negalioja. Mes juos auginame tarsi, mano, ką noriu, tą darau, kaip norėsiu, taip elgsiuos, mažas, kvailas ir niekam nerūpintis ir iš viso bėda, kad tu gimėjai. Nes čia iš vis man papildomų problemų yra, ar ne? Mes nekalbame apie vaiką kaip apie žmogų ir metas visiems mums ir valdžios atstovams ir socialinių visų paslaugų teikėjams ir socialinių akcijų sumanytojams ir tiems, kurie dirba labdaros projektuose, tiems, kurie dirba iš viso stengdamiesi padėti Lietuvai ir Lietuvos žmonėms. Mes turim pradėti garsiai kalbėti apie tai, kad vaiko gyvenimas taip pat turi būti orus ir garbingas ir mes turime su juo elgtis taip, kaip su bet kuriuo suaugusiu žmogumi. Buvau pasibaisėjusi, nes vis tiek vyras prieš moterį ranką kelia, tai jeigu pirmą kartą pakėlė ranką, tai pakelt gali ir toliau. Kažkaip pirmą kartą, kai pakėlė ranką, galvojau, gal taip. O Ingai, jums sudavė į veidą, ar pastvėrė už rankos? Buvo sudavęs į veidą kelis kartus. O šį kartą, kai pradėjo smurtauti, tai ir bandė smaugti, ir su galva buvau gavusi į grindis, ir apspjaudyta buvau, ir stumdė, ir pirštus nubrozdino, nudraskė. O visa tai vyko vaiko akivaizdoje prie... Taip, dar vaikutis buvo pas mane ant rankų ir jisai mane stumdė su vaikučiu. Žinot, kiekviena istorija kažkaip labai stipriai paliečia asmeniškai. Ir ateina moteris sulaužytos po didelių, labai stiprių kūno sužalojimų, po operacijų. Bet galbūt baisiausia situacija, kurią mes turėjom centre, kaip ir 2 būtų, kalbant apie suaugusį žmogų, tai buvo moteris, kuri jau prieš mirtį onkologinę gulėjo slaugos ligoninėje ir net slaugos ligoninė negalėjo jos apsaugoti nuo smurtautojų, jis ten ateidavo, išdaužydavo visas lašelinės ten palatą ir apiversdavo ir išeidavo nugalėtojų, čia buvo prieš įstatymo priėjimumą. Ir tokia irgi turėjome atveją, kada buvo seksualinė prievarta prieš mergaitę nuo mamos sugyventinio. Ir ten iki teisminiai buvo ilgai vilkinami, kol sulaukėm, kol tai mergaitė suėjo 18 metų. Ir paskui jai buvo pasakyta, kad dabar tu jau privataus kaltinimo tvarka turėtum susitvarkyti savo vaikystės skriaudas. Tai tokie 2 momentai rodo mūsų tokį suvokimą tą smurto. Tai aš tik galvoju, ar ta Lietuvos kultūra nėra aplamai smurtinė, įprastinė ir kai mes norim tapti labai tokie pasauliečiai, tokie demokratai, mes gal einam truputėlį prieš savo kultūrą. Prieš vėją. Aš mažiuką pamaitinau, užmigdžiau, paguldžiau į lovytę ir jisai atėjo pas mane, norėjo paprašyti pinigų, o kadangi buvo išėjęs iš darbo, buvo tik 70 eurų likę. Ir aš tos pinigėlius pastebėjau, kad maža ką mažiukui kažko reikės. Pradėjo knystis po vaiko komodą, išmėtė rūbus ant žemės, pampersus išmėtė,
sakė, duok pinigus, sakau, gražiai išeik į koridorių iš kambario, sakau, to aš tau paduosiu tos pampersus, nes sakau, man vaiką pakelsi. Nu ir jis neišėjo iš to kambario, pradėjo mane stumdyti, pasižadino mažiukas, pradėjo verkti, aš žinoma už mažiuką stėriusi, kad nuraminti. Ir tada pradėjo mane su mažiuku, kai ant rankų buvo, pradėjo stumdyti. Nuraminau mažiuką, paguldžiau ant lovos ir vyrą pradėjau stumti iš kambario, nes vis tiek mažiukas jau viską jaučia, nenorėjau, kad traumuotųsi. Jis stumiau vyrą iš kambario, paskui vėl atgal atėjo. Kiekvienas galime pasiskirstyti visi tie 2 milijonai, ir kiek čia mūsų likę, kiekvieną dieną prižiūrėti, kiekvieno Seimo nario pasisakymą, kiekvieną mokyklą, kiekvieną kaimyną, kuriame mes įtarėme, kad yra smurtas. Ir lygiai taip pat mes galime nieko nedaryti ir laidoti ir vaikus, ir mušamas moteris, ir sakyti, emigruosiu, nes negaliu čia gyventi, nes čia nėra gyvenimo. Visos šalis, jos negimė taip, kad iš karto jose tos geresnės, ar ne geriau gyvenančios. Niekada nebuvo taip, kad jos tiesiog yra geriau gyvenančios ir ten gyvena geresni žmonės. Visur buvo atitinkamas įstatymas priimtas, visur buvo atitinkamas rūpestis kiekvieno. Visuomenė, aš tikiu, kad labai sąmoningėja. Mūsų daugėja tų, kuriems rūpi, ir aš labai meldžiuosi ir noriu palinkėti, kad neprarastumėm to ūpo, kad nepasakytumėm po metų, nu žinai, vis tiek niekas nepasikeitė, keiskim kiekvieną dieną, po truputuką, 5 minutės skirkime buvimui atsakingais, su savo vaikais, su savo vaikų klasiokais, su savo kaimynais, su viskuo. Mes tikrai galime tą padaryti, viskas priklauso nuo mūsų, mes pamirštame, kad Lietuva yra ne kas nors kita. Lietuva yra mes patys esame mūsų šalis. O žiūrėkit, ar jisai vartoja alkoholį? Taip, jisai išgerdavo alkoholio ir vartodavo psichotropinės medžiagas. Narkotikus, žolę rūkydavo su draugais. Ir tai darydavo ir namuose? Taip, darydavo ir namuose. Ir dar kai mažiuką pagimdžiau, su mažiuku galėjau ligoninėje 12 dienų, nes buvo gelta, o jisai namie rūkydavo. Smurtą prieš vaikus mes vadinam patyčiom. O jau nuo 18 metų, kitą rytą, kai jam sueina 18, tada sakom, kad prieš tave buvo naudotas smurtas. Kaip to vaiko galvoj sudėti tas savokas. Ir tos patyčios, ta psichologinė, ta emocinė prievarta, kurie paskui jau perauga į tas, sakysim, jėgos panaudojimo, ta seksualinė prievarta, nežaidimai, ten nėra kažkokios fantazijos vaiko. Mes vaikų netikim. Tai kai mes vaikų netikim, kai užauga žmogus suaugęs, klausim, kodėl tu nesikreipi. Tai tiesiog sukūrėm jam tokį elgesį, kad visuomenė tavim nepatikės, net kai tau 18 bus ir tos moterys nesikreipia pagalbos. Tai nebent ten kažkokie kaimynai paskambina ir panašiai, tai tada tik tais moterys jau ateina pas mus. Labai retai, kad tiesiai ateitų po smurto pas mus. Nesukėlė įtarimų, kad gal nereikėtų tekėti šito žmogaus, ar jūs tiesiog, kadangi pastojot ir dėl to ištekėjot? Nebuvo tokių minčių, kad ten ateityje gali kelti ranką, bet santuoka įvyko vien dėl mažiuko. Čia šiaip vyro tėvai norėjo, kad mažiukas gimtų santuokoje, nieks neklausė, ar norim ar nenorim, nes vis tiek dar jauni esam. Kiek yra šeimų, kurie dar nesusituokę gyvena ir augina ne vieną vaikutį. O dabar reikia skirtis. Žodžiu, po to pirmo smūgio jūs galvot, kad tai yra pirmas ir paskutinis ir kad daugiau to nepasikartos? Taip. Jis atsiprašinėjo jūsų? Vieną kartą buvo atsiprašęs, daugiau niekada neatsiprašinėjo. Kas yra auka? Jeigu skriaudžiama moteris tuose namuose gyvena su vaikais, o tuo metu, tarkim, vaikai yra darželė ar mokykloje, tai tie vaikai taip pat yra aukos, nes jie vakare grįžta smurtautojas, tai tėtukas ar dar kažkas, ir jie vis tiek kartu bus. Ir mamos ir tėčio santykiai nėra geri ir tos įtampos visos yra vaikams. Neretai moteris, bandydama apsaugoti vaikus, sakysim, nukenčia fiziškai stipriai ir negali tinkamai pasirūpinti vaikais. Emociškai labai priklausoma yra nuo smurtautojo, finansiškai galbūt gyvena jo bute, jo nuosavybės teisė priklausančiame būste ir turi, sakysim, didelių finansinių įsipareigojimų. Tai aš manau, kad vien policijos pareigūnų reakcijos čia neužtenka. Jų reagavimas, jų ten, sakysim, to vyro sulaikymas, tai visos tarnybos labai skubiai turi ir labai glaustai sudirbti.
Labai staigiai, per 24 valandas, kol jis yra sulaikytas, turi būti parengta situacija įvertinta ir parengtas moteriai pagalbos planas. Ar jinai gali likti tuose namuose su vaikais, ar jai reikia dingti iš tų namų. Jo motina žinodavo, kad mes pykstamės, kokia situacija tarp mūsų vyksta. Ir jo motina sakydavo, būk stipri, kantrybės turėk, subręs. Bet tiesiog jau pavargau, nebegaliu. Tai tos mamos, kurios nebuvo augintos, užaugo smurtinėje aplinkoje, jos augindamos vaikus irgi moko vaikus prisitaikyti. Bet man tik tais būna baisus moters pasirinkimas, ar vaikas, ar sugyventinis, ir pasirenka vyrą. Kas prieš tave nesmurtaudavo namuose, kai tu augai? Ne. Nebent gąsdindavo, kad ten diržų trenks, bet mama mus mylėjo. Ir pamenu, dar litai buvo, ir į mokyklą duodavo ir pinigėlių. Ir taip kokį šokoladą nupirkdavo, lepindavo. Ir papuolėm į globos namus su broliu. Man tuomet buvo 14, o broliui 12. Dėl mamos alkoholizmo? Taip. Teisių neatėmė, bet apribojo. Bet dėl to nesiskundžiu ir ant mamos nepykstu, priekaištų neturiu. Žmonės tiesiog būkim atsakingesni. Priglauskim tą, kuriam reikia dabar pagalbos, ar ne? Juk kartais į savo namus mes galime įsileisti svetimą moterį su vaikeliu, kuri patiria smurtą, ir bent vieną vakarą suteikti ramybės, kad jie gerai išsimiegoti ir tada kartu atsisėdus nuspręsti, ką mes darome, nes tu man rūpi ir man rūpi tavo vaikas. Mesgi galim, mes juk esame žmonės, ar ne? Daug ką mes galime patys padaryti, o su visais įstatymais, su visom prevencijom, po truputuką. Neatleiskime to, kaip pasakyti, spaudimo ir to nykščio, ar ne, ant mygtuko dabar. Nepaleiskim jo. Kreipkimės, kalbėkimės, skuskimės, keiskime, siūlykime. Čia atsiradau, tai jau žaizdelės gijo. Tiesiog ant pirštų buvo nubrozdinimais, ar su nagais, ar į žemę, kai ant žemės buvo parvertęs. Atvažiavau, visa buvau šoke. Aš kaip ir gyvenau globos namuose, vis tiek jau žinau, kokia įstaiga, kas laukia, bet kažkaip nežinau, geriau savinamai. Man jo motina rašinėjo labai daug visokių gražių žinučių ir pareigūnui rodžiau, sakiau. Turiu omeny grasinančių žinučių? Taip, kad atims vaiką, kad man reikia psichiką pasitikrinti, kad aš vyrą iki to davedžiau. Mūsų tarnyba dirba 24-7 dienas savaitėje, tai bet kuriuo paros metu jos gali pasiskambinti, jos gali atvažiuoti, ateiti pasitarti. Mums nereikia jūsų pavardės asmens kodo, mums reikia tik jūsų situacijos, jūsų nerimo ir tada pabandytumėm padaryti tą optimaliausią, geriausią planą. Nebijokit smurtautojų, svarbiausia yra netylėti, kreiptis pagalbos ir ta pagalba tikrai visuomet bus rasta. Buvo gėda ir prieš jo tėvus, nes jo tėvai išsilavinę, daug padėjo tiek jam, tiek man, tiek mažiukui, tikrai labai daug padėjo, bet užtenka, nebesiruošiu kentėti. Esminis problemos sprendimas turi būti darbas su smurtautojais, su kaltininkais, dėl kurių kenčia moteris, dėl kurių kenčia vaikai, dėl kurių ta statistika didžioji, dėl kurių ten specialistams mokymų reikia. Iš tikrųjų yra darbas su smurtautojais turi būti. Ir kai nebus skriaudžiančių moterų, nebus ir aukų. Jeigu jisai dabar grįžtų, jis labai atsiprašinėtų. Neatleisčiau. Nebegrįžtum pas jį? Ne. Po tokio vyro, jeigu net prieš mažiuką sugeba prieš moterį ranką kelti, tikrai negrįžčiau. Nes ir dėl ateities bijau, kad paskui irgi galiu kentėti ir paskui tikrai žiauriai gailėčiausi. Šiuo metu Panevėžio miesto pataisos namuose bausmę atlieka apie 300 moterų. Ne visos jos patyrė smurtą namuose, šeimose, ne visos buvo prievartaujamos, bet visos iki vienos šiandien sako, jeigu tik galėtų, jeigu tik kas anksčiau būtų paprotinės, tai visos savo gyvenimą nugyventų kitaip. Svetlana. Vyro smurtą kentė daugiau nei 20 metų. Gyvenom kaime ir, suprantat, aš grįžtu iš laukų, mes šieno vartėm, grįžtu iš laukų, jis ten su merga guli, vienu žodžiu, o vaikui buvo mano 1,5 metukų. Aš čia pavydo sceną, o jis prieš kariuomenę 10 metų boksininkų
nu, stiprus, toks didelis pas mane buvo. Ir aš stoviu taip prie palangės tam antram aukšte. Nu ir įsilėkė į tą kambarį, ką tu čia dabar? Dar mano daiktas, man įrodinės kažką, tai čia kalbės, ką noriu vedžioju. Ir vienu žodžiu smūgis, aš tik spėjau mesti tą mergaitę ant lovos, taip šalia lovą. Mergaitė ant lovos, o pati iškrintų tokia salto per langą. Nu ir ką, ligoninė, vienu žodžiu, 80% lūžių. Žinokit, viską atsimenu, buvau sąmoninga ir viską. Ir tas vyras, jis išėjo pasižiūrėti, pribėgo. Jis išvis išbėgo. Pabėgo. Taip, pabėgo, tėvas išėjo, sako, nu va, dabar pradėjai per langą šokinėti. Taip, atleidau, susitaikiau, po tų 1,5 metų to sėdėjimo vežimėlį pradėjau vaikščioti, įsidarbinau, grįžau į darbą savo, kur dirbau iki to. Nu ir ką, ir pasipylė vėl, kaip ir tie gerimai, viskas. Nu, ir jau įsiskirti neįmanoma buvo, kaip sakoma. Jis visur mane rasdavo. Kavojausi Marijampolėje, rado, kavojausi ten nakvynės namuose su vaikais, rasdavo. Nu, vienu žodžiu, ateina tokia pokštė rožių, ir čia man tą jau sako, kaip, kad ten direktorė sako, kaip tu gali va tokį vyrą nuo savęs atstumti. Taigi, miela, gražu žiūrėti, va. O tik aš per duris ir va, į galvą man smūgiai pasipila. Pradėkim kalbėti, netylėkim. Ir jaunų moterim rekomenduoju ne į darbą nuo jos bendradarbiam kalbėti, kad va maniškis toks anoks. Jeigu tu nori, kad taviškis kitoks būtų, turi jam ir pasakyti, nes draugė taviškio nepakeisi, tai gali su juo gyventi pradėti ir viskas. Nes tu turi deklaruoti tą nerimą, tas kitokią mąstymą savo žmogui. Ir visuomet sakau, kad prabanga yra turėti gerus, nuoširdžius santykius. Kreipiesi pagalbos, o jis pats, daleiskim, dirba policijoje. Milicija tada buvo, ta rusiška milicija. Tengi Dieve iškvietė miliciją, jį išveda 1,5 valandai. Veda ir sako, vat jį, 2 veda, ten milicininkai tie ir mažai tu jai duodi, kad jinai dar mus kviečia. O tokie žodžiai va, pastoviai. Taigi draugai susėda, pageria toj mašinoj, grįžta gerai, va vėl. Nu, kitos kenčia iš meilės, kaip sakoma, kitos kenčia iš baimės. Aš jau gal daugiau iš baimės kentėdavau. Nes, kaip sakoma, reikėjo, nenutraukiau to, kas buvo jau surišta mazgu. Reikėjo tiesiog paimti ir išardyti tą mazgą. O aš dar stipriau viską surišau, kaip jam atleidau po to visko. Va. Gailiuosi, žinokit. Žiauriai gailiuosi ir... O dėl ko labiausiai? Dėl to, kad turbūt, nu, iš pradžių, kaip sėdau, tai tikrai negalėjau atleisti, kad nužudžiau. Labai buvo sunku, tikrai koks jis bebuvo, bet dėl to, kad neįvykęs gyvenimas toksai pragyventas tuščiai. Viskas tuščiai. Bet tikiuosi, kad išėjus kažką tai padarysiu kitaip. Dar ne vėlu, niekad ne vėlu pradėti iš naujo. Niekas negali smurtauti prieš jūs. Niekas negali smurtauti prieš vaiką. Niekas negali smurtauti prieš moterį, vyrą, seną žmogų. Tai yra nusikaltimas. Šito negalima daryti ir visi tą turime labai aiškiai įsisąmoninti. Ir man labai trūksta va tokių žodžių ir tokių stiprių antraščių, kur mūsų politikai arba atsakingi žmonės už vaikų teisės, už visą socialinę rūpybą, kad jie pasakytų tai visiems, kad įsikaltumėm savo į galvą, kad mes negalime smurtauti ir prieš mus negali būti smurtaujama. Tai yra nusikaltimas. Virginija draugo smurtą kentė 5 metus. Šitos namuose atsidūriau, nes turėjau sugyventi ir taip įvyko, kad aš jam įdūriau su peiliu ir jis mirė operacijos metu. Po reklamos matysite. Kreipkitės moteris kur nors, ką nori, turi moteris kažką daryti. Justinas nori atlikti DNR tyrimą. Aš su tavim gyvenau, o tu su kitais kavalieriais jau vaikščioji. Istorija su netikėta pabaiga.
Ar galime pradėti nuo pradžių? Tai nebuvo jūsų oficialus vyras. Ne, mano nebuvo jis oficialus vyras, jis buvo... Prieš kiek laiko jūs susipažinote? Mes kažkur 2002 panašiai va taip susipažinom. Tuo tarpu labai sunku buvo su darbais, mano vaikai jau paaugę buvo, dideli ir aš buvau nusisamdžius, dirbau pas ūkininkus. Dirbau pas ūkininkus, čia Tilšių rajone, toliau, bet jis buvo sūnus tų ūkininkų. Ir tik pareina išgėręs gerai, jis tiesiog beveik nešneka. Nesuprasi nei ko supyko, nei ką padarė. Ir tuo į veidą muždavo. Trenkdavo. Ne taip, kad prisiklaupęs ten muždavo ar ką nors, bet tiesiog trenkdavo. Jis buvo aukštas pagal mane palyginus, metras kažkur 87. Tiesiog spirdavo su koja. Tai va, ir lūpa yra suskaldyta, ir kakta, ir vis. Kodėl nepalikote to žmogaus, jeigu jis smurtavo? Žinokit, vis dar tikėjau, sakau, kad ir jau buvau, jau ne pimenė, bet vis tikėjausi, kad gal čia vienintelis apsiriko, gal išgėrė žmogus, tai pagalvoju. Žinoma, ant ryto aš nekėdavau ir gražiai, ir viską, jis blaivas prieš manęs rankos nekėlė, tikrai. Atsiprašinėdavo iš pradžių. Kiek laiko jūs gyvenot, kesdama tą smurtą? Metus, 2, 3? Iš viso, iki visos tos nelaimės išėjo kažkur, nes mes tai pradėjome vėliau gyventi. Taip apie 5 metus. Vaikai labai pykdavo, mama negyvent prašydavo. Ir visko būdavo. Nu, būdavo ir tokių dienų tikrai, kad jau nieko nesakau, kad aš ten ištisai mėlyną vaikščioju, ne. Visada ant krosnės galo aš laikydavau tokį katilą aliuminį, 15 maždaug litrų jis ten talpos, kad būtų pastoviai karšto vandens ir indai plauti viskas. Ir aš net nepamačiau, kaip jis paėmė nuo krosnės tą katilą verdančio vandens, nes vanduo jau virė. Dar aš pati buvau sakęs, atidengti dangtį, kad nesitečkytų tas vanduo. Ir jis per visą tą kaudrą, tą vandenį užpylė ant manęs verdantį. Ar rašėt pareiškimą policijai? Ne. Kodėl? Todėl, kad aš įsivaizdavau, kad kalėjimas yra baisiau negu pragaras. Aš visą gyvenimą turėjau tokią nuomonę. Ir dabar sodinti žmogų. Aš paprasčiausiai tuo tarpu, kaip viskas įvyko, aš neįvertinau savo būklės. Kad aš čia galiu pusiau ir invalidę palikti, ar mirti, kad galiu ar ką nors. Aš tiesiog mane iš namų, kai nešė su neštuvu, sakau, žinau, aš pasakysiu, kad aš pati apsipyliau. Čia buvo mano žodžiai. Virginija skriaudikui atleido ir net grįžo į tuos pačius namus. Sako, tuo metu ji tiesiog negalėjusi pati pasirūpinti savimi. Bet smurtas kartojosi iki tos dienos, kai įvyko nelaimė. Moteris už draugo nužudymą nuteista 9 metams kalėjimo. Padėti galima tik tai moteriai, kuri supranta, kad nereikia taikstyti su smurtu. Negalima tylėti. Tai negėda. Niekas negali mušti jūsų. Niekas negali mušti jūsų vaikų. Tiesiog negali. Tai nusikaltimas. O jeigu iki šiol nedrįsote to pripažinti, nedvejokite ir skambinkite mūsų laidos telefonu. Aš asmeniškai pažadu. Mes iš karto susisieksime. Jeigu reikės, padėsime išsikraustyti iš namų. Padėsime susirasti naują būstą, tiesiog padėsime atsistoti ant kojų. O jeigu matote smurtą kaiminystėje, surinkite telefono numerį 112. Galbūt jūs išgelbėsite vaiko gyvybę, nes mes negalime likti abejingi. Apginkime vaikus jau dabar. Justinas nemoka alimentų 4 savo vaikams išlaikyti. Susikaupė didžiulė skola. Vaikų vyras nelanko ir jais nesidomi. Bet dabar Justinas nori atlikti DNR tyrimą savo jauniausiai dukrai ir nustatyti, ar ji tikrai jo. Paini istorija, kurioje taškus bandys sudėlioti Žilvinas.
Žmonės, kuriems atėjo raštas, kad jie jau skolingi, o anksčiau, kur jūs buvote 7 metus? Neugi nekilo klausimų, jūsų vaikas, ne jūsų? Buvo, suprantat, aš buvau jau ir davėję iki teismo beveik. Viską ėjo su advokatais, nuvėjo pas advokatus, jinai sutiko, kad ne jo sūnus ir tas vyras, tos mergaitės, tėvas sutiko, viską pasirašym notariškai, paduoti į teismą dokumentus ir suprantat, aš viską padariau, o jai reikėjo susimokėti už teismo išlaidas ir būti įvykęs teismas. Bet jinai pasirodo, aš nežinau. Dingo, viskas dingo, niekas niekur neaišku, teisme klausiau, dokumentų nėra, tai matyt nesusimokėjo už teismo išlaidas ir jis neįvyko. O vaikutis gimė dar jums neišsiskyrus turbūt. Oficialiai neįsituokę buvom. Justinai, nepaslaptis, kad to vaiko pradėjimas turbūt nebuvo šventas ir galimai tai yra priežastis jūsų skyrybų. Taip. Jau man gyvenant, jau jis su kitais vaikščiojo. Tai vienintelis jūsų su Asta sugyventas vaikas, nors ir nebiologinis. 3 yra. 3. 2 sūnūs ir 1 dukra. Dukra, jūsų manimu, yra ne jūsų biologinis vaikas, o sūnus jau kartu sugyvena. Tai čia 4 jau dukra, ne mano. 3 vaikai yra bendri? Taip, bendri 3 vaikai. Ir dabar jums paskaičiuota skolų suma už 4 vaikus? Taip, už 4 vaikus paskaičiuota. Jau. Bet Justina, jūs netgi 3 savo biologiniams vaikams nemokėjote alimentų. Nu, nemokėjau. Galvoti išsisuksit? Nu, taip, galvojau, kad... Tai dabar jau jūs neginčiat, kad tą sumą vis dėlto jums teks sumokėti už tos 3 biologinius vaikus? Taip, teks sumokėti ir dar mokėsiu ilgai. Kokia yra bendra įsiskolinimo suma? 8 ar 9 tūkstančiai eurų. O Jergutėliau, tai jums dabar turbūt kokį metelių 5 reikėtų mokėti tą skolą. Nu, reiks mokėti. Tai dabar mes bandysim užginčyti viso labo 1/4 tos sumos. Taip. Puiku, važiuojam. Pone Asta, atvažiavom su gerais norais atitaisyti galbūt tam tikrų metų įvykus nesusipratimą. Jūs iš viso kiek turit vaikučių? Nu, pirmo vyro 3, o 1 turiu kito vyro. Tai jūs neginčiat, kad dukra vis dėlto yra kito vyro? Ai, ne, taigi jisai ir pats žinojo. Mergaitė gimė 2001, 2000-aisiais įsiskyrėm. Ne, tai taip, aš žinojau, kad ne mano. Bet supranti, bet yra tam, dabar tiesiog pradėjau bylinėtis ir supranti, tau advokatė atsiuntė, supranti, raštus. Ar tu sutinki pripažinti, kad mergaitė yra ne mano ir jokio atsakymo advokatė negavo iš tavęs? Man, matai, reikėjo važiuoti į Kauną. Vaikų teisėse mes buvom susitkę. Viską ir pasirašė, kad žino, kas tėtis, viską žino. Pone Asta, jūs irgi nesiginat, kad tai yra ne Justino vaikas? Taip, dėl to, kad mes, kaip jinai gimė, mes lygiai metai dar nebuvom įsiskyrę, jie turėjo registruoti ant jų pavardės. Ir tu, kaip su Jolanta atvažiuodavai, jūs žinojot, tikrai ilgą tarpą žinojot. Aš iš pradžių nežinojau, kad tu prisiteisus elementus, nes aš jokio rašto negavau, aš turėjau gauti raštus, kad supranti, kad man elementai yra priteisti už tokius tai vaikus. O tu pati parašą padėjai ir aš jokių dokumentų negavau. Padėta buvo. Justinai, mergaitė gimė 1, buvo elementai, kaip toks įstatymas, kas skaitosi kitai vaikai negaus iš valstybės. Turėjau aš priduoti. 4 tik tai buvo priduota. Ne 1, ne 2, tavo anie vaikai buvo 1, 2, 3, taip. Taip, bet kam tu iš vis pridavai juosius? Kam tu ją pridavai tą mergaitę? Vaikui už ką valgyti? Tai va šito neskaičiavai. Jūs tu Renatas neišlaikė. Palauk, o jis neišlaikė 16 metų, tai tu galvoji, kad dabar Vilnius ką davė, skyrė pinigų vienam vaikui ten 120, kai buvo nustačius litais. Ir daugiau aš neprašiau, kur galėjau nustatyti po 300 kiekvienam vaikui. Nesikišau, tu palikai mus. Bet iš mano alimentų ir... Nu gerai, tau sodra mokėjau, tau šitį mokėjau. Man viskas tai pareina dabar. Ką tu gaudavai. Man viską aš dabar moku, viską iš manęs atskaitau. Bet tai palaukit, dabar ponia Asta, nuskambėjo tokia mintis, kad būtent Justinas jūs paliko su vaikais.
Nu, mes skirmės, daužimas visą laiką, aš būdavau sakiau. Daužimas, jisai minėjo, kad jūs jam būdavot pastovinį ištikimą, ar ne taip? Taip, va Žilvinai, aš su tavim gyvenau, o tu su kitais kavalieriais jau vaikščiojai. Tu atsimink, da mum davė susigėryt, visą vasarą buvo, kad su tam kartu negulėtų, mane sudaužėjai, da mano mama nuėjo pasakė, sudaužiau kaip obuolį, grįžau, norėjau nuotėjau pas mamą, kaip panda, ir nuo tos dienos išėjau rudeniu aš nuo tavęs. Ir spalio mėnesį mes įskyrėm. O lėlia. Nes jau su kitu buvai, Kodėl su kitu? Mano mergaitė pasto 2001, ir anksčiau laiko gimė, o mes 2000-aisiais įsiskyrėm. Nu taip, Tai mes buvom įsiskyrę. Tai čia jau aš su kuo gyvenu ir tai su taim aš. Palikdavai, mažas kaip buvo. Pas močiutę pas mus augo. Tada buvo jo vaiką, ar nebuvo šičia va paliktas vaikas? Kada aš vaikėlį buvau Nu, palikus tai kaip nebuvo paliktas? Skyrėmės tuo momentu, kaip Nu, tai sudaužė. ką tu meluoji? 2 mėnesius vaikai buvo tikrai pas tai. Paskui apėdė prie durų pas mamą ir palikai kaip šuniukus. Atsimeni? Tie vaikai patys dabar atsimena, jie suaugę atsimena. Ar gerai, bet dar buvo mažiukas, jau tu bėgioji. Tai ko aš pas Sonatą palikdavau, sakyk, vaiką? Tai dėl ko aš palikdavau jį? O tai kodėl antrą gimdžiau vaiką, trečią gimdžiau vaiką? Tai va, kad kvailas buvau, tai ir gimdėjai. Kad kvailas buvau. Kam tu meluoji, Kam Justina? aš meluoju? Nu ką aš meluoju? Tai kodėl antrą aš buvau, gyveno 12 metų, dabar sugyventi jį pabėgau nuo tas. Nuo daužymų, į kitą pabėgo. Bet tai, ponia Asta, Justinas nepanašus į tą žmogų. Tai va visi kaimynai gali pasakyti, nepijokas, visiems sakiau, nepijokas, nieko, iš kitos pusės. Iš kitos pusės va jo tas daužymas buvo. Kažkas norėjo jį nupurškę koralų vabalą. Grįžo, mane sumušė, kad jį norėjo sumušti. Kažkas norėjo nupurškę vabalą. Tai aš kalta buvau. Nu, bet Justina, aš nenoriu, aš tavęs niekad... Geriau sakyk, kai buvo mažas, kad aš pas ūkinį, ką dirbau, nebuvau kur palikti. Nebuvau, kaip tu vaikščiojai kažkur pakampiais naktį negrįždavai. Nebuvo. Mažas buvo, gimė mes pas mamą, mano dien. Mes šitą butą gavom, kaip 2 metukai. Gerai, ponia Asta, sakykit, prašau. Aš matau, kad labai emociškai reaguojate tokius kaltinimus. Jūs žaidžia tokie kaltinimai? Nu, žinoma, žaidžia ant to dalykų, kad žaidžia, kaip nežaidžia, klausykit. O kaip tu klausyk, langus norėjau išdaužyti ir gyvenom kartu, jau buvo 3 vaikai. Pas Mačienę, su merga užsidarius, ne tavo buvo. Paskui man policija pasakė, gerai, kad nedaužė, nes būtų reikėjo langus sudėti. Taip buvo. Oi, su merga. Nu tai jeigu tu lakstai, tai man reikėjo kažkur išeiti. Ką tu lakstai, visi gali kaimynai pasakyti, ką aš lakščiau vaikėlį. Jeigu aš būčiau lakščius ir būtų vaikų teisės ir viskas būtų pas mane buvę. Tai kam nieks nekvietė, tai taip. Tai nebuvo vaikų teisės. Už tai nieks nekvietė. Aš tave sakau, nekaltinu, tu nepijokas, tu tikrai žmogus šeimos buvai, bet ant to dalyko, kad tu iš kitos pusės tu daužydavai, nežinau už ką kartais. Visi randai pojojo. Bet dantų. Ne nuo tavęs be dantų, ne nuo tavęs. Ne, taigi daužydavai į galvą visą laiką. Dantys nuo kažko iškrito visi dantys ir dabar visi be dantų. Tai nesakau, kad tu visus išdaužėjai, bet taigi būdavo, klausyk. Tai būdavo tokie smūgiai, kad pas jūs išlakstydavo dantys? Būdavo, o kaip Justinai būdavo policijos Juokinga? Daug labai meluoji, daug meluoji. Ne, nu tu tokia esi tik meluot. Tai dabar tuos senus konfliktus ir kiviršus gal galima būtų užbaigti vienu ypu. Tiesiog reikėtų tikram biologiniam tėvui pasirašyti dokumentą, kad jisai pripažįsta savo tėvystę ir jums kartu su Justinu patvirtinti, kad Justinas nėra biologinis tėvas. Aš nekart sakiau, Vilkaviški, jeigu čia tu man priduodi, aš tikrai neturiu tik pinigėlių į Kauną važinėti. Aš sakiau, aš tau viską, kas yra, nubraukiu, bet kodėl tu mane prisiteisė elementų, jeigu pas tavo vaikai negyvenu? Parodyt lapus? Kaip negyveno vaikai? Gyveno? 2 mėnesius. Nu tai va. Bet tai kodėl, aš tau 1000 eurų turiu mokėti, 2 mėnesius vaikai gyvenu pas tai. Paskui palikai pas mane. Palaukit, nieko nesuprantu dabar. Buvo dar vienas teismas ir dar kiti elementai? Mes kaip įsiskyrėm, jis padavė mane skyrybom, įsiskyrėm viską, bet jis norėjo prisiteisti vaikus. Teismas sakė atskiras teismas, vaikus tik tai per atskirą teismą. Nu per atskirą, tai jis pasiėmė tuos 2 vaikus, mergaitė 5 metukų ir vaiką 3. Tai pas jį pabuvo, sesuo dabar važiuodavo į darbą, mieste jisai įsinumavo, 2 kambarių bute tai įsinumavo, tai jis ten 2 mėnesius panašiai, 3 daugiausiai. Bet paskui jis tuos vaikus man kaip gražino. Jis nenutraukė pas antstolį bylos. Ir tie pinigėliai raugo, kaip aš elementininkė jam. Taip ir jis man elementininkas. Tai, ponia Asta, jūs norit pasakyti, kad jūs esate mokėjus alimentus ir vaikų tėvui? Tai taip išeitų, yra dokumentai visi. Ir tą prisikaupusią skolą turėtų irgi sumokėti? Ir dabar taip yra pas jojo skolą. Aš sakiau, aš tau nurašau, jeigu tu atsisakai tų elementų, nors pas jį nebuvo jie. Bet jis, jei šitą taip jo bibilinai įmasi už mes. Ir mes labai aklai bilinimis. Jis tegul nubraukia, aš tą nubraukiu. Čia tų dičkių aš tikrai nenubraukiu. Dabar sakai, kad ties pinigus nurašytai.
Jeigu aš nurašyčiau, tai kaip tu nurašysi, jeigu vaikų fondas jau viską paėmė? Tai yra, pavyzdžiui, da ne vaikų iki 4, iki 7, da mokėta, nuo 7 vaikų fondas mokėjo metų, nuo 2007. Jo buvo žodžiai motyvuoti, jeigu tu elementai eina, tai man visai vaikai nereikalingi. O Justinai, labai toksai įdomus klausimas, tiesiai šūvis į kaktą, vaikai jums reikalingi? Tai aišku reikalingi. Tai dabar gal užaugę. Tai užaugę, o mažesni nebuvo reikalingi, ne? Aš suprantu, kad jeigu vyktų teisinis procesas paneigti jo tėvystę ir pripažinti Renato, jūs visai Mes neprieštaraujate. visai neprieštaravom, dėl to, kad tai kaimynai visi žino. Ir Justina žino, aš sakau, man nereikia nei DNR, ir tėvasgi žino vaiko. Nu, tai pas močiutę lankosi mergaitė Ūkiškėlius, viską. Čia dėl šito dalyko jau seniai jūs reikėjo atvažiuoti normaliai šnekėti, o jeigu atvažiuoti prie bankėlės, tik šnekėti atleiskit. Tai palauk, aš dar tau sykį sakau, jeigu advokatė, dabar aš pasėmęs advokatė, jeigu advokatė tau lapus atsiunti, tai kur tie lapai, kodėl tu nesutikai jai raštiškai ir Man neįsiunti? neraštiškai, jei neklėstu, aš nežinau, buvo parašyta, kad susisiekti pas ją atvažiuoti į Kauną. Aš į Kauną, kuo man Justinai važiuoti. 3 mėnesius aš pinigėlių jokių negavau, nes tau buvo sustabdyti, nes čia ėjo tie procesai. Mano žiniomis, ponas Justinai, jūs atstovauja valstybės skirta nemokama advokatė. Taip, nemokama advokatė atstovauja man. Tai Justinai, aš pasistengsiu savo ruoštų rasti jums gerą advokatą arba advokatę, gerą teisininką, kuris pasiūstų užklausimą, raštišką užklausimą, į kurį galėtų ponia Asta atsakyti paštu. Taip, jeigu aš galiu paštu, aš mielų noriu. Aš dėl ko su Vagičikauskinė dabar per laiškus, dėl to, kad aš neprivažinėjau į Kauną. Ir sakau, jeigu mes susitarėm, aš sakau, nu aš jau Vilniaus tikrai nepanaikysiu tau, bet aš šitus yra iki 7 metų, aš tau galiu tus 2000 nubraukti eurais. O jeigu dabar žiūrėk, ir teisme, nes ir Renatas turės faktas dalyvauti, mes abudugi sutinkam, mes tau ne kartą pasakėm, mes sutinkam, mes tėvai esam. Nu, tai kokio dadė nereikia. Jau čia nereikia, čia mergaitė tik pamatys išmokėjus kopiją, jau ten tik netabu. Tiesiog Justinai noriu jūs nuraminti, kad mes negalim kažkaip reguliuoti teismo proceso, tiesiog aš tikrai žinau, kad užtenka tikrojo tėvo sutikimo, mamos paneigimo, kad buvęs draugas yra biologinis tėvas ir netikro tėvo pasakymo, kad aš noriu užginčyti tėvystę ir jeigu visi laisva valia sutarė, kad tas, kas yra raštiškai, nėra tikrovėje, tai yra dokumentuose paminėta jūsų dukra nėra jinai biologinė ir visos 3 pusės su tuo sutinka, nereikia jokių DNR tyrimų. Matau, kad pačiam labai skaudu dėl to, kad yra trūkumas bendravimo. Man tik tėčių trūko. Galbūt dar dėl to skaudu, kad tie tėčiai netgi kartais nesupranta, kaip vaikui reikia tiesiog dėmesio ir tėvo šilumos. Niekas tikrų tėčių nepakeis. Jums dabar tiesiai šviesiai žmogus sako, kad labai trūksta tėvelio. Dar esate gyvas, dar tikrai nevėlų kompensuotą netektį. Galima atsigriebti už tą prarastą laiką. Tik jūs parodykit iniciatyvą, vaikai laukia tos iniciatyvos. Jie jau galvoja, kad jie nereikalingi jums, suprantat, Justinai? Juk jisai galvoja, kad jisai yra pamestas ir tėvų nereikalingas. Tėvų reikalinga, kad kažkas sumažintų tą skolą. Tai įrodykit, kad yra ne taip, kad jums rūpi sūnus, rūpi jo likimas, rūpi, kaip jo gyvenimas pasisuks galiausiai. Argi gėdinga vyrui parodyti švelnumą sūnui? Kas? Šiaip kas blogai. Bendrausi. Tu važiuosi pas mane. Tėti, trūksta man tavęs. Labai norėčiau, kad tiesiog pamatytum, kad sūnui labiausiai trūksta ne pinigų, ne kažkokių elementų. Rašysi man žinutę, skambutį paskambysi, ar aš pasuksiu.
mokyti to, ką pamokė tave pats gyvenimas ir suteikti tą gražaus, ką pats gali matyti šiame pasaulyje gražaus. Taip. Nebūtų gėda pasakyti prieš visą Lietuvą, kad Klaidai aš tave myliu ir visada esi laukiamas mano namuose? Tai aišku, Klaiduk, myliu aš tave. Ir bet kada gali atvažiuoti, bet kada pas mane. Šį vakarą tai jau viskas, ką jums paruošėme. Dėkoju už jūsų dėmesį ir primenu, jog mums galite skambinti ekrano pačioje esančių telefonu. Jeigu laidos nespėjote pamatyti nuo pradžių, jos įrašą visuomet rasite LNK Go vaizdo galerijoje. Gero vakaro su mūsų kanalu. Sudie.